Kaip veikia čia? Veikia. Ok, tai čia yra mano geriausias draugas Lukas. Mes su juo pažįstame nuo 9 metų. Ėjome į tą pačią mokyklą, į tą pačią klasę. Tada gimnazijoje keliai šiek tiek išsiskyrė. Perėjome skirtingas klases, bet niekada nenustojom bendrauti. Visą laiką varydavom visur kartu, darydavom visokias nesąmonės, juokdavomės, keliaudavom, sportuodavom ir daug visokių kitokių veiklų. Galiu drąsiai sakyti, atrodo lyg antrą brolį būčiau radęs. Aišku, atsitinka gyvenimas ir mūsų su Luku keliai šiek tiek išsiskyrė. Po mokyklos jis išvarė studijuoti į Vilnių, o aš pasilikau Kaune. Dar vis bendravom, bet jau mažiau. Susitikdavom karts nuo karto, nors ir tiek nebebendravom kaip anksčiau, žinojau, kad Lukas man liks geriausiu draugu visą gyvenimą. Atrodo kaip apie kokias skyrybas kalbučias. Ne, viskas normaliai. Video nebus toks sentimentalus. Nu gal biški. Kadangi Lukas studijuoja, jis įskrido su Erasmusu į Maltą. Man tai atrodė žiauriai kietai ir jis man pasiūlė atvykti jo aplankyti. Aišku, kad aš sutikau. Susikroviau visas šmutkes į kuprinę ir šokau į pirmą lėktuvą skrendantį į Maltą. Pas Luką būsiu 4 dienas. Ir kaip visada bandom keliauti maksam biudžeto. Jokio būsto neėmiau Maltoje, paprasčiausiai mėgau pas Luką ir jo kambarioką Igną ant grindų. Žodžiu, kadangi aš atvariau čia haliavai realiai, tai aš neturiu lovos. Čia yra 2 lovos. Viena ir antra. Ir mano lova yra va. 2 jogos kilimėliai. Nėra pats patogiausias dalykas pasaulyje, bet kaip už 30 eurų ir galima sakyti 4 naktis, tai tikrai neblogai. Neturiu pagalbės. Nu žodžiu, žiauriai ant biudžeto. Bet mes šito ir atvarėm ant biudžeto pakeliauti. Dabar tai vaikš padarėti prie kompo, o po to varysim lipti kažkokį kraną. Aš nežinau, man sakė, lipsim į kraną, žodžiu, pasimsiu GoPro. Per šitas 4 dienas tiek daug patyriau, tiek daug visko vyko, tiek daug naujų žmonių sutikau, kad sunku stalpinti vieną trumpą video, bet pabandysiu. Pirmą dieną kažkodėl nusprendėm varyti susirasti kraną ir jį užlipti. Nežinau kodėl, kam ir kokiais tikslais, bet aš pasirašiau. Žiauriai ilgai ieškom tinkamo krano, kuris būtų tiek aukštas, tiek atokesnėje vietoje. Ir pagaliau radom. Gal kranas ir buvo aukštas, bet jis buvo Maltos miesto centre. Žmonės vaikščiojo, mašinos važinėjo, o mes nusprendėme įlipti. Uždėjau Lukui ant galvos GoPro, nes jie su draugė Greta buvo pasiruošę užkopti į patį viršų. Aš 10 metrų nusprendžiau, kad man užteks. O Lukas su Greta užlipo iki pat viršaus ir pamatė vieną gražesnių naktinės Maltos vaizdų. I feel like I'll regret not going up, like the full way. I think I'll go back and join her. Yeah. Oh, fuck. Holy shit. Shit, this is fucking scary as shit. Yeah. Jaučiuos biški ištinė. Antrą dieną su Luku nusprendėm varyti vieną gražesnių Maltos pliažų, nes buvo visai saulėta ir graži diena. Šį pati Malta man labai patiko, žmonės buvo malonūs ir tvarkingi, visi kalbėjo angliškai, labai lengva susikomunikuoti su visais. Aišku, vis tiek geriausias dalykas Maltoje išlieka gamta ir šiltas oras. Šiaip labai mėgstu tokias keliones, kurios labai spontaniškos ir nežinia, ką kitą dieną atneš. Gal bus smagu, o gal nebus ką veikti. Niekad nežinai, kas laukia, tai reikia būti pasiruošus viskam. Lipam. Kaip čia tai padaryti? Woo! Eiktų načia, čia kaip nesmagiai atrodo. Kadangi šiandien buvo penktadienis, nusprendėm varyti į Maltos naktinius klubus. Bet prieš tai su didelė grupė studentų jam žaisti vokišką gėrimo žaidimą Flunkyball. Kur mes varysim? Mes varysim žaisti? Flunkyball. Vokiečių ką? Gėrimo žaidimą. Nežinau, ką darysim, kaip darysim. Mesim kamuolį, gersim. Nu va, žodžiu ką. Įsiaiškinti. Žaidimo taisyklės gan paprastos, reikia kuo greičiau Kas čia rašė? Čia mano mama žiūri. Žaidimą sudaro 2 komandos. Kiekvienos komandos narys turi turėti po skardinę savo pasirinkto gėrimo. Abi komandos sustoja viena prieš kitą ir viduryje pastato pusiau pripiltą vandens butelį. Pagrindinis žaidimo tikslas yra su kamuoliu numušti viduryje esantį butelį. Ir kai tai padaro kažkuri komanda, ji privalo kuo greičiau gerti savo gėrimus ir bandyti kuo daugiau išgerti.
Kol kažkuris priešingos komandos narys pribėgs prie numušto butelio, jį pastatys į vietą ir sugrįžt atgal į savo poziciją. Taip žaidžiama tol, kol visi kažkurios komandos nariai išgers savo gėrimus. Jau nežinau, aiškiau negalėjau paaiškinti. Gal intonacijos trūko, bet aiškiau negalėjau pasidėlioti. Tikrai turbūt aišku. Tikriausiai šitą kelionę mane taip sužavėjo vien dėl to, kad aplinkui buvo pilna studentų, kurie suvažiavė į skirtingų pasaulio kampų. Visi buvo labai draugiški ir malonūs. Jau antrą dieną jaučiausi kaip namuose. Lyg būčiau buvęs čia kokį mėnesį. Vien tik geri vaibai. Atėjus vėlam vakarui, pradėjome judėti link Maltos sostinės Valetos. Aš dar tiek žmonių vienoje vietoje nesu gyvenime matęs. Pilna žmonių, klubai perpildyti, baruose vietos nėra. Žiauriai daug veiksmo vienoje mažoje gatvėje. Aš nežinau, kur yra geri klubai, kur yra blogi. Ėjau kartu su visais ir tikėjaus geriausio. Lukas įsigėdės į tai, kai išlaukiu kamerą ir užtyla. Ne, nu gera ta lova, ką aš žinau. O mano lovytė. Reikia turėti pirmą. Paskutinės 2 dienas prabuvom ramiau. Ėjom su Luku ir Greta pasimaudyti hotelio baseinę. Šiaip žiauriai šaltas vanduo buvo, tik iššokį ir iš karto sugelia visą kūną. Amazing. Yeah, boy. Vakare visi kartu varėm į barą, pažaisti pūlo, ten gan ilgai prabuvom, prisisėdėjom, prisižvengėm, paprasčiausiai gerai laiką praleidom. Paskutinė diena buvo pilna sidequest. Pirmą nuvarėm į Maltos bagažinių turgų, tada visi nusprendė, kad nori ledų ir šokam į kertamiausias ledainės. Cafecito, mamecito. Drink it. Pavalgant ledus, pamatėm šalia esančius laivus, kurie per jūrą plukdo iki kito Maltos kampų. Visi sulipom į tos laivelius ir varėm toliau explorint Maltos. Pasakyk kažką. Labai smagi diena, labai graži kelionė, labai fainas sekmadienis. Pažiūrėk, kaip gaila, kad per GoPro nesimato viskas. Nu davai, transition. Foto, ko tu mėgi? Kadangi čia buvo mano paskutinė diena ir mano lėktuvas įskrenda už 3 valandų, man teko su visais atsisveikinti ir varyt pakuoti šmutkės. O jei jūs kažkokiu būdu pažiūrėti iki pat galo, nepamirškit paspausti like, subscribe, like ir subscribe. Gyvenime jau tokius žodžius sakysiu. Tai labai motyvuoja kurti toliau video ir aišku padeda kanalui. Dėkui. Dėkui. Net nežinai, jie subscribina ir likeina čia. Svoločiai. Žiūri nemokamai, dar nieko nepalieka. Jie senas, jop tararai.